Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Sveiki visi krepšinio gerbėjai, šiandien eteryje dar vienas SKM podcastas ir šį kartą pasikvietėme du krepšinio ekspertus ir krepšinio žinovus, tai žinoma ir patyrusi krepšinio trenerį Artūras Seržantas, sveiki Artūrai. Sveiki visi. Na ir profesionalų krepšininką Justiną Švelnį, sveiki. Sveiki. Šiandien kalbėsime apie krepšinio aktualijas ir nieko nelaukdami, Justinai, tu pirmas trauk temą ir visi turėsim pakomentuoti šį klausimą. Pabaikite sakinį. SKM man labiausiai patinka. Pabaig sakinį. Treneriai, kad jie negaili laiko tau padėti ir tikrai yra patyrę treneriauti. Kas tau, Artūrai? Man SKM labiausiai patinka bendruomenė. Tai yra ta šeima, kurią mėginama sukurti. Dabar išsiskaidę į daug bendruomenių pagal rajonus, bet vis tiek per visus renginius mes tampam viena didelė bendruomenė ir dirbam krepšinio labui. Man tai skambė labiausiai patinka misija įmonės įtraukti kuo daugiau vaikų į sportą, nuo mažų dienų įkvėpties krepšiniu. Ir įkurti šią akademiją irgi buvo tokia misija, nes aš kai buvau mažas, buvo tik dvi krepšinio mokyklos Vilniui. Marčiulionė, kuri buvo labai brangi ir aš negalėjau mažas berniukas, mano tėvai neturėjo tiek pinigų, kad galėčiau lankyti. Ir Vilniaus krepšinio mokykla, kur grupėse buvo daug vaikų po 50. Ir man atėjus ten 12-13 metų ir būnant šiek tiek silpnesniam, man labai buvo sunku, nes jau ten 12 geriausių yra, o kiti nelabai ir įdomus. Tai mano turbūt ir buvo gyvenimo misija padaryti, kad kiekvienas vaikas toks kaip aš, kuris neturėjo šeškinį kur žaisti krepšinio, turėtų savo trenerį, savo rajone, Vitiron čempionate galėtų parungtyniauti. Man labiausiai patinka mūsų ta misija ir kokį gerą mes darbą darom ir kokią pridėtinę vertę kuriam šalies visuomenį. Na, ponas Seržantai, jūsų lapelis ir jūsų klausimas, kiekvienas iš mūsų jį turėsim pakomentuoti. Kokia bus galutinė LKL rokiruotė po finalų? Rikiuotė. Top 4. Top 4 komandos. Ketvirta vieta Wolves, trečia vieta Panevėžio Lietkabelis ir dabar sunkiausia, bet manau, kad antra vieta Vilniaus Rytas ir pirmas Žalgiris. Justinai, tavo spėjimas. Aš manau taip pat kaip ir treneris, kad pirmoje vietoje Žalgiris, antroje Rytas, trečioje Lietkabelis, o ketvirtoje Wolves. Taip galvojate, ne? O aš manau, kad aišku, Žalgiris po paskutinių ir ypač rungtynių, kad tikrai Žalgiris turėtų laimėti lygą, Rytas, aišku, sukurs intrigą ir priešinsis finale, Wolves turėtų būti treti, o Lietkabelis atrodo neblizganti šiemet bus ketvirtas. Aš taip manyčiau. Na ir paskutinis klausimas. Kas šiemet laimės Eurolygą ir kodėl? Kas nori pradėti? Justinai, pradėk tu. Šiaip tai nelabai žiūriu dėja krepšinio. Tai net nežinau, kas galėtų laimėti. Nežiūri krepšinio? Nu, labai retai. Kodėl? Nežinau, reikėtų pradėti žiūrėti, kartais patingiu pažiūrėti, bet šiaip reikėtų pradėti žiūrėti. Patinka labai pačiam žaisti, nežiūrėti. Labai patinka žiūrėti. O tu Artūrai ir sėki Aš Eurolygą. pamėginsiu truputį įdomiau atsakyti. Aš manau, kad Eurolygą laimės Emporio Armani. Manau, kad po 2 varžybų Emporio pakeis trenerį. Labai tikiuosi, kad jo tap Šarūnas Jasikevičius, kurį labai stebiu ir seku. Ir manau, kad pusfinalėje bus įveikta Barcelona, o finale Madrido Realas ir Emporio tampa čempionais. Oho, kokia įdomi prognozė. Na, aš manyčiau, kad šiame jau Barcelonos eilė, branduolys, geras komanda, gera, vis nepasisekdavo laimėti ir gal naujam treneriui sėkmė kažkiek nusišypsos, tai aš kaip galvoju, kad šiemet Barça taps Eurolygos čempionė. Tu nesiryžti teikti, kas laimės. Bet pažadė, kad pradėsi jau žiūrėti. Pažadu. Gerai. Na, vyručiai, iš tikrųjų stengiamės vis pakeisti konceptą ir įtraukti tokius įdomesnius klausimus, kad nežinotumėt, ko tikėtis, kad į studiją irgi ateitumėt laisvai, atsipalaidavę ir pasiruošę
pramoginiai diskusijai, nes čia yra smagi laida, ne? Bet vis tiek grįžkime į ištakas ir klausimas tau, Justinai, kokios buvo tavo ištakos, kaip tu pradėjai žaisti krepšinį ir kodėl? Aš pradėjau žaisti krepšinį darželį ir visų pirma, man nepatiko krepšinis. Aš jį pažaidžiau gal mėnesį laiko ir nuėjau žaisti futbolą. Bet futbolas man dar labiau nepatiko, tai grįžau į krepšinį, nes mane ir brolis, ir tėtis vis žaidžia krepšinį. Ir jie man pasakė, kad krepšinis yra geras sportas ir aš jį turėčiau dar kartą antrą šansą duoti. Tai daviau ir dar iki šiol žaidžiu ir jį labai myliu. Na, Artūrai, o tu, kai tave įkvėpė? Mano ištakos prasideda Žižmų kaime, ankstyvoji vaikystėje, kai per televizorių pirmą kartą pažiūrėjau Eurolygos varžybas. Čia buvo tas sezonas, kai Žalgiris laimėjo Eurolygą, 99 metai. Tai čia turi gimęs tam kaime? Jo. Kur čia tas kaimas yra? Čia yra, kad visiems aiškiau paaiškinti, čia yra Lietuvos apendicitas. Deveniškės, taip, Deveniškės ir prie Deveniškių yra kaimukas, Žižmų kaimas, būtent ten gimiau ir ten mano krepšinio ištakos atkeliauja iš ten. Atrodo, ten tokia Lietuvos dalis, kur mažai kas kalba lietuviškai. Ne, iš tikro kaimas buvo visiškai lietuviškas, kas yra keista, nes Šalčininkų rajone tų lietuviškų kaimų nėra daug, bet mes kalbėjom lietuviškai ir dar dabar visi nustemba, kad aš nemoku visiškai lenkiškai. Turėjau skambutį praeitų metų gale iš Lenkijos televizijos, kur sako, iš čia Šalčininkų rajono gal galim pakalbėti, pafilmuoti treniruotę kažką. Sakau, ne, aš visiškai nemoku kalbėti. Tai va. O ištakos iš tenai mes pasižiūrėjom varžybos ir tada burdavomės vaikai ir mėgindavom kažką atkartot. Ta, jūs Ednį? Taip, visiškai teisingai. Ir kaime pasirinkimų nedaug, kokį kamolį turi, tą ir žaidi. Tai atsirado iš kažkur krepšinio kamolys, surėtėm lanką iš dviračio rato, tiesiog ant sienos pakabinom. Pamenu, dar dabar jisai kaime pas mane kaba, prikalta, aš nežinau, gal 15 vinių įkalta į tą lanką ir jis buvo mūsų pradžia krepšinio. Artūrai, o kaip viskas pasikeitė dabar? Tokių atrodo didelių pergalių, jau daug metų nėra. Lietuviai paskutinį kartą Europos čempionais tapo prieš daugiau nei 20 metų. Žalgiris Eurolygą paskutinį kartą laimėjo prieš 24 metus. Na, Rytas buvo Europos taurę laimėjęs prieš 15 metų. Bet paskutinis šitą dešimtmetį, dekadą ir daugiau, Lietuvos krepšinis neturi didelių laimėjimų. Kas įkvėpia vaikus dabar? Aš manau, kad vaikus dabar įkvėpia ir tėvų prisiminimai, ir dabar esantis pavyzdžiai. Vis tiek tas krepšinis Lietuvoje vis dar yra pirma religija, tai pirma sporto šaka. Labai daug vaikų sportuoja, labai daug gerų trenerių ir visa tai pritraukia. Gal kažkiek trūksta aikštelių ir sporto salių, kas, manau, pasikeitų situacijai dar pagerėtų, bet yra daug prisiminimų, daug skambių pergalių ir, manau, tom krepšinis vis dar yra varomas. Na, matot, pergalių nėra, jis net nežiūri krepšinio rungtynių, sako, man neįdomu. Tai galima sakyti, kad tėvų ir brolio įtikinėjimai tave atvedė į krepšinį? Taip. O kas dabar? Mano broli žaidžia krepšinį jau daug laiko ir jisai šiaip tai mane kaip ir pagerino krepšinį, jisai mane atvedė į krepšinį, aš jam esu labai dėkingas ir... O kas tave motyvuoja toliau žaisti? Svajoji tapti krepšininku? Šiaip tai šeima labiausiai. Šeima mane visą laiką palaikė, kai buvo sunkus laikai, be pergalių, be taškų, bet šiaip visą laiką šeima mane paguosdavo ir tai duodavo man stiprybę žaisti. Na, dabar žaidži Artūras Seržanto treniruojamoje trečioje, ar ne? U15 SKM komandoje. Kaip čia jauties? Kokia tavo rolė? Koks tavo vaidmuo? Esu žaidėjas, esu kapitonas komandos. Man labai šiaip patinka šita komanda, nes jinai yra labai draugiška ir visi labai nori dirbti. Tai aš esu labai laimingas, kad esu šitoje komandoje. Ir esu labai dėkingas treneriui savo už mano pagalbą, už tai, kad man padėjo įgyti drąsos ir dabar pradėjau daug geriau žaisti. Nes tavo kelias tiek, tu žaidži ir pirmoji ir antroji komanda, ar ne? Ne. Iš karto atsidūrė trečioji.
Aha. Kokiais žodžiais galėtum apibūdinti savo trenerį? Koks yra jis? Kaip čia pasakys. Kokios jos Labai, savybės tave žavi? labai norintis padėti. Visą laiką padeda, visą laiką turi laiko tau padėti. Negaili savo laiko ir panašiai. Artūrai, kaip tu manai, kokios tavo didžiausios vertybės trenerio darbe? Aš manau, didžiausia vertybė trenerio darbe yra emocija. Tu dovanoji vaikam emociją ir tą emociją gauni atgal. Ir jeigu tu suteiki gerą emociją, tos emocijos gerai ir sugrįžta. Ir pats tave vaikai paturbina tada. Tai ir yra didžiausia vertybė. Tu suteiki ir gauni. Kodėl paskyrė Justiną komandos kapitonu? Justino komandos kapitonu išrinko komandą. Ai, buvo demokratiškai viskai? Bet treneris nebuvo prieš. Koks jisai yra žaidėjas? Jisai yra labai besistengiantis, daug atiduodantis savęs aikšteliai. Justinas paskutiniai pavyzdžiai turėjo problemų su keliu, su šleteriu. Ir tas jam netrukdydavo. Jisai eidavo į aikštę, kovodavo. Ir jeigu pajaučia skausmus, prisėda, vėliau vėl veržės atgal, tai didelis kovotojas. Dėl to jisai ir yra komandos kapitonas. Savo pavyzdžiui įkvėpintis kitus, taip? Na, Artūrai, iš tiesų keliavot kartu į Serbiją, ar ne, praeitais metais ir labai reta išvyka. Ir nieks turbūt iš SKM dar nebuvo Serbijoje, jūs pirmieji prasimušėt kelius. Papasakok, ką išmokot iš serbiško krepšinio ir kokią patirtį ten patyrėt su savo komandos kapitonu? Visų pirma, tai buvo tokia pirma patirtis komandai. Antras dalykas, kas yra labai svarbu, kad tai buvo elitinis turnyras, kur dalyvavo Serbijos čempionai, Serbijos finalininkai, U14 tuo metu, taip pat Juodkalnijos čempionai, tada Slovenijos čempionai. Ir tokia patirtis su tokiom komandom, manau, visiems padeda tobulėti, pamatom, ko turim siekti. Ir šiaip irgi krepšinio šalis, tai tas krepšinis labai panašus į mūsų komandinis, paremtas komandiniais veiksmais. Justinai, kokie tau prisiminimai iš to turnyro ir kuo serbai ypatingi aikštelėje? Griūna, vaidina, mušasi, labiau subrendę. Jie yra šiaip tai labiau subrendę ir fiziškai labiau pasiruošę. Bet manau, mes irgi nemažai nuo jų atsiliekam fiziškai ir galim su jais pakovoti. Aišku, šiuo metu prieš juos dar nelaimėtume, bet tikrai duotume gerą kovą jam. Ir man patiko, kodėl žaisti prieš serbus, nes turim pavyzdį, kokie mes turim būti vėliau, už kokių metų, ką remtis. Jautėsi tas iš tikrųjų branda? Jo, jaučiasi skirtumas tarp vaikų, ypač fiziniam pasiruošime ir ūgyje galbūt. Mes atrodėm truputį mažiau pabrendę, bet pagal žaidimo skaitimą nemanau, kad stipriai atsilikom. Pritrūko fiziškumo, ką šiemet labai stipriai stengiamės taisyti. Na, šiemet moksleivių krepšinio lygoje jau žaidėte 2 rungtynes. Patyrė 2 pralaimėjimus, 1 apmaudžią, 1 tašku. Kaip pats vertina trenerių sezono startą? Sezono startas yra, sakyčiau, neblogas. Labai skaudus buvo pralaimėjimas antrai komandai, bet manau, kad mes judam į priekį labai stipriai ir greitai, kadangi praeitais metais, kai turėjom draugišką su antra komanda, mes praktiškai neturėjom jokių šansų. Ir B diviziono startą praeitais metais buvo labai sudėtinga, bet po aktyvaus fizinio pasiruošimo mes jaučiam, kad dabar galim žaisti su bet kuo ir duodam tikrai gerą kovą tiek Klaipėdoj, ten minimalus rezultatas, tiek namie prieš antrą komandą, kur varžybos buvo labai atkaklios ir, manau, labai naudingos abiem komandom, kur ir vieni ir kiti pasijautė gerai, pamatė, kas yra intriga ir tas startas tikrai nebuvo prastas. Kaip tu vertini komandos startą? Ar labai verkiai po pralaimėjimų išgyvenai? Buvo iš tikrųjų labai sunku pralaimėti ant 1 taško, nes visa komanda labai gerai žaidė, labai dalinosi kamuoliu, nepagailėjo papasuoti,
labai gerai gynėsi, griuvo ant kamulio kiekvieno. Tai buvo labai liūdna pralaimėti tas varžybas, nors manau, kad čia reikia labiau džiaugtis, nes praeitais metais nežinau, gal 30 pralaimėjom prieš juos, o šiais metais tik ten vieną, tai aš manau, mes padarėm labai didelę pažangą. Antram rate žiūrėk dar ir apsilošti. Tikiuosi. Na, Artūrai, kalbant apie trenerius, minėjai Šarūną Jasikevičių, koks yra tavo idealas, jeigu į ką galėjai lygiuotis ir norėtum lygiuotis? Aš turiu 3 trenerius, tai yra mano treneris Deimantas Žemaitis, su kuriuo pradėjau sportuoti, kuris jau būrė komandą ir čia buvo mano pirmoji komanda, kur pradėjau žaisti Turgelių vidurinėje mokykloje. Būtent jisai ir įkvėpė mane toliau jau susijęti savo ateitį su krepšiniu. Antrasis yra Šarūnas Jasikevičius, kur pamenu dar kaip žaidėja, kaip įžaidėjai, kurį mes lygiuodavomės. Ir trečiasis yra Gregas Popovičius, San Antonijaus Spurs komandos treneris, ilgametis. Oho, dideli idealai. Vėliau pakalbėsime, kurią lygą norėtum patekti ir kur tu matai savo viziją. O kalbant apie žaidėjus, kokie tavo žaidėjai yra tavo etalonai, tavo idealai? Nuo vaikystės man labai patiko LeBronas Jamesas. Aha. Tiesą sakant, aš jį net ant savo sienų, kaip čia prašiuką nudažytų ir dar iki šiol aš jį pasižiūriu kaip savo čia herojų. Kambaryje, ne kavo? Taip, kambaryje. O, geras ant sienos. Taip, nupieštas ir Kiekvieną dieną kelią su LeBron. Taip, kiekvieną dieną žiūriu jį kaip savo idealą. Į karalių Jamesą. Taip, karalių Jamesą. Žiūriu, kaip jis dirbo kaip vaikas, ką aš galėčiau tą patį padaryti, kad irgi žaisti NBA ir žaisti taip pat gerai kaip jisai. Na, tavo? Kokie žaidėjai buvo tavo idealai, ką tu lygiavaisi augdamas? Žaidėjai mano idealai. Pradžioje gal buvo Arvydas Sabonis, nes pamenu jo laikus ir Žalgirėje, kai užsibaiginėjo, lygiai taip pat Tanoka Berdas, kur labai daug metų žaidė Žalgirėje. O vėliau viskas pasikeitė ir idealais tapo žaidėjai iš Vilniaus klubo, kadangi kai gyvenom Deveniškėse, mokykla gaudavo bilietų, tada Rytas tik tai kūrėsi kaip komanda, gaudavom bilietų, kad palaikyt ir vykdavom ir tada už tais idealais tapo Robertas Jevtokas, Čekas Eicenas, taip, pirmoji komanda. O, mane čirpuliukai irgi nubėga prisiminus tuos Ryto komandos laikus, kai jinai buvo vienas stipriausių Europoje, žaidė Eurolygoje. Ir turėjo fantastiškus metus. Na, Artūrai, kaip tavo gyvenimas pasikeitė po to, kai nuvykai į Zimbabvę, ar San Antonijų, Hoops for Hope programa, basi afrikiečių vaikai, skurdas? O tai dar iki šiol esu labai dėkingas Arminui Vareikai ir Kazickų šeimos fondui, su kurių pagalba teko tokia patirtis nuvykti į Zimbabvę. Ir ką supratau Zimbabvėje, kad bet koks sportas, krepšinis, viskas labai priklauso nuo emocijos ir bendruomeniškumo. Jeigu komandai bus teigiama emocija, jeigu vieni kitus palaikys, tai čia jau 40% sėkmės. Kitas dalykas, kelionė į San Antonijų. Ten dar įgavau vieną dalyką, tai yra supratau, kas yra fizinis pasiruošimas, nes ten labai daug darbo buvo šitam skiriama ir pats su tuo dirbau 2 savaitės su vaikais, kur planuodavom treniruotės, dirbdavom ir fizo antra dalis, kur dar 40% sėkmės, nes jeigu tu esi fiziškai pasiruošęs, tu gali daug daugiau padaryti už tą, kuris turi labai didelius įgūdžius. Va, šitie 2 dalykai susijungia, galiausiai pridedam įgūdžius, kurių išmokau stebėdamas Sostinės krepšinio mokyklos trenerius ir Noreiką ir Karolį Čyžių, pas kuriuos asistavau. Galiausiai taip susijungia mano trenerio kažkokią viziją.
Ir vertybės. 40% komandos dvasia ir palaikymas, 40% fizinis pasirengimas, 20% įgūdžiai ir neturimi ir technika. Visiškai taip ir varoma mūsų 9 komanda. Na, kaip tu manai, kas lemia, ar vaikas taps krepšininku ar ne? Ir ar žinojai, kad Lietuvoje super talentais, tai žaidėjais, kurie patenka į Eurolygą ar Čempionų lygą, tampa tik 2 vaikai iš 10 000 moksleivių lygoje žaidžiančių. Aš manau, kad fizinis pasirengimas yra daug aukščiau negu įgūdžiai. Nes jeigu tu esi fiziškas, tu gali pasiimti kamuolį ir tiesiog prasivers pro žmogų. Fizinė jėga. O jeigu turi labai daug įgūdžių, tu negali pro žmogų prasiversti, nes jisai tiesiog tave sulaikys su fiziškesniu kūnu. Ir nežinau, kad 2 iš 10 000 tai patenka. Taip, konkurencija Lietuvoje milžiniška. Artūrai, ką tu manai, kaip valdai tėvelių lūkesčius, kai yra tokia statistika ir iš tikrųjų tik vienetai tampa talentais, kurie žaidžia rinktinėje ar tampa profesionalais, visi kiti likę tiesiog sportuojančiais aktyviais Lietuvos piliečiais. Manau, svarbiausia tėvam nieko neprižadėti ir tada jie mažiau įsivaizduoja, kas ten galėtų išaugti iš jų vaiko. Šiaip dauguma dabar tėvai patys yra labai adekvatus ir puikiai supranta, ko nori iš krepšinio, nes yra daug hobistinių grupių, yra ir pusiau profesionalai. Tačiau tėvai veda vaikus į treniruotės tikrai ne dėl to, kad jie taptų krepšininkais. Manau, labai maža dalis tą tikisi 1-2%, visi kiti veda dėl to, kad vaikai būtų fiziškai aktyvus, kad priklausytų kažkokiai bendruomeniai, turėtų užimtumą. Na, Justinai, žinau, kad tau galvoje ne tik krepšinis, bet ir merginos stovykloje jau esi pagarsėjęs kaip didžiulis donžuanas. Kur tavo prioritetai? Merginų medžioklė ar krepšinis? Manau, kad sportas yra ir visą laiką bus mano širdį aukščiau negu merginos. O kaip sekėsi, papasakok. Gerai sekėsi. Buvo laisvo laiko po treniruočių. Neturėjom ką su draugu veikti, tai jam pasivaikščioti. Ir suradom kelias merginas. Kaip jūs jas užkalbinat? Tiesą sakant, net nepamenu, ar jos mus užkalbino, ar kažkas tokio. Mes žaidėm turnyrą 1-1 aikštelėj. Ir prie mūsų prie merginos atsisėdo šalia ir mes su draugu nuėjom jas pakalbinti. Taip ir. Gimė draugystė? Jeigu būsi krepšininkas, manau, kad merginų negalės atsiginti, nes krepšininkai Lietuvoje labai mylimi. Svajoji tapti krepšininku, ar vis dėlto lankai, kaip sakė, dėl to, kad būt bendruomenės dalimi, praleis laiką, fiziškai būti aktyviam? Kokie tavo motyvai ir tikslai? Aš šiaip labai norėčiau būti krepšininku, bet aš nesu toksai geras kaip kiti, bet tai man duoda motyvacijos visą laiką būti geresnis už kitus. Tarkim, man ūgio trūksta, bet aš gal galiu fiziškai labiau už jį pasiruošti ir jį nugalėti savo fiziškumu. Ir tai, sakau, duoda man daug motyvacijos dirbti labiau už kitus. Kartu su broliu individualių įgūdžių, ar ne? Treniruotės irgi sportuoji. Na, šaunuolis. O kas, jeigu ne krepšinis? Kokią tada profesiją pasirinktum, jeigu netaptum krepšininku? Manau, kad patirties eičiau pas tėtį, nes tai turi savo verslą. Norėčiau tenai, pabandyti, patestuoti, kas man labiausiai tinka ir galbūt kažkurio metu ir savo verslą susikurti. Na, tai savo verslė, ne? Artūrai, jeigu tau pasakytų, kad tavo krepšinio trenerio karjera baigėsi, rinkis kitą profesiją, kas tai būtų? Labai sudėtinga. Aš manau, kad vis tiek nuo krepšinio nepabėgčiau ir ieškočiau darbo kažkur portaluose krepšinio galbūt. Podcastus vestum. Rašyčiau, gal podcastus veščiau. Būtum krepšinio korespondentas. Analitikas. Kaip tave ir pristačiau. Mūsų pokalbio pradžioje, mūsų laikas sparčiai artėja į pabaigą. Pasvajokim. Artūrai, po 10 metų įsijungs šitą podcastą, juoksis čia, žinai, sakysi, šnekėjom, juokėmės, kad galiu tapti krepšinio žurnalistu. O kuo būsi, kaip manai, ir kur mes tave išvysim po 10 metų? 10 metų aš tikiuosi, kad Artūras Seržantas stovi prie vienos iš
kažkiek komandos Lietuvos vairo. Už 16, 18, 20. Europos čempionate. Arba pasaulio. Pavyzdžių turim šalia, ne? SKM Tikrai treneriai taip. Tomas Ribelionis ir kiti sėkmingai. Ta darė, manau, kad tai tikrai pasiekiamas tikslas. O kur tave išvysime po 10 mečių? Labai tikiuosi, kad bent G lygoj labai norėčiau būti krepšininku, bet jeigu nepavyks, kažką bandysiu irgi su sportu, gal kineziterapeutas, jeigu ir tai nepavyks, tai bandysiu verslą, tikiuosi. Na, matai, sumanimų ir užmojų turit. Na, aš norėčiau jūs pakviesti dar porą minučių, turim pažaisti protmušį. Užduosiu klausimą. Pirmas, kuris pakels ranką, galės atsakyti, jeigu neatsakot, klausimas perina kitam Pasiruošti. žmogui. Žaidžiame iki 3 taškų ir pirmas klausimas skamba štai taip. Kokiems 2 keleiviams, remiantis tarptautinių avies skrydžių taisyklėmis, negalima būti vienoje lėktuvo krėslų eilėje? Gal pakartot klausimą. Kokiems 2 keleiviams, remiantis tarptautinių avies skrydžių taisyklėmis, negalima būti vienoje lėktuvo krėslo eilėje? Tai yra gyvūnai. Kokiem 2 gyvūnam negalima sėdėti vieną šalia kito? Vienoje eilėje. 3 sekundės ir tada klausimas perina treneriui. 3, 2, 1. Skunkas, ne? Skunkai, kaip tu manai? Oi, nežinau. Labai čia prigavot. Atsakymas, Su klausimu. atsakymas katė ir šūniai. Pagal taisyklės jie negali sėdėti kartu. Ok. Gerai. Na, klausimas, ar turi dabar tau. Abiem vėl ranką kelkit. Vietiniai Mianmaro gyventojai augina kiaulės, parduoda jas kinams, o po to perka iš jų kiaulieną. Kam jie atlieka tokias nenaudingas manipulacijas? Taip. Mažiau darbo. Mažiau darbo, kaip tu manai? Finansiškai gal apsimoka. Budizmas draudžia žudyti, todėl jie žudo kinų rankomis. Trečias klausimas. Kas atsako, tas laimi. Kokia yra unikali Rusijos, Turkijos ir Egipto geografinė savybė? Kokia yra unikali Rusijos, Turkijos ir Egipto geografinė savybė? Rusijos. Taip. Nors, nežinau, gal prie Uralo kalnų, nežinau. Ne prie Uralo, prie Kaukazo kalnų. Na, šalis yra įsidėjusios per 2 kontinentus šios valstybės. Pavyzdžiui, Europa ir Azija. jo, Egiptas ir Afrikoje yra Afrika. Afrika. Azija. Taip. Na ir ką? Krepšinėje geriau mums sekasi. Krepšinėm geriau sekasi. Gerai. Tai kitą kartą grįšim su krepšinio klausimais, bet bent jau kažką išmokat, ar ne? Tai ačiū Artūrui, ačiū Justinui, kurie šiandien buvo mūsų SKM podcast'e, tikiuosi ir jums žiūrovai. Šis pusvalandukas prabėgo linksmai, kaip ir mums čia, ar ne? Buvo daug jaudulio, bet viskas visai paprasta. Ne, viskas gerai. Tai lauksime laiduos ir ačiū visiems, kad žiūrite.